Labas rytas ką tik prabudusiam ir sveiki gyvi, kurie jau nuo ankstyvo ryto kartu su Labu rytu. Kaip ir praėjusį ketvirtadienį, taip ir šį su Skanorama gaudome šiaurietiškus vėjo gūsius. Ir kviečiu pasižiūrėti Europos šalių kino forumo atidarymo akimirkas. Sostinėje prasidėjo jau 11-asis Europos šalių kino forumas Skanorama. Susirinkusius sveikino festivalio vadovė Gražina Arlickaitė, kultūros viceministras Darius Mažintas ir Švedijos ambasadorė Lietuvoje Cecilija Rudstrom-Ruin. Festivalio atidarymo filmų buvo pasirinkta nostalgiška švedės Mijos Engberg juosta Belvilio kūdikis. Praėjusią savaitę Vilniaus menininkų Mekoje Užupyje prasidėjo Estų kino dienos, kurios dedikuojamos Estijos kino šimtmečiui. Kiekvieną penktadienio vakarą jūs turite galimybę pamatyti įvairių laikotarpių, nuo 70-mečio iki šių dienų kurtus skirtingus estų režisierių filmus. Nemokamai filmus rodo Užupio meno inkubatorius iki gruodžio 12 dienos. Šiandien pristatoma Dažais dar kvepianti pirmoji lietuviška kolektyvinė monografija Kinas ir filosofija. Knygoje filosofai, kino kritikai, menotyrininkai nagrinėja kino meną ir ieško jo panašumų su filosofija. Čia rasite ne tik teorinių apmąstymų, bet ir konkrečių pavyzdžių iš kino filmų. Knygos pristatymas vyks Vilniaus mokytojų namuose Meno Avilio mediatekoje 19 val. Nepraleiskite šio išskirtinio renginio ir tikiuosi susitiksime ten. Šios Skanoramos metu buvo parodyti 4 nauji dokumentiniai filmai. Šį rytą kviečiu susipažinti su Audriaus Stonio Kenotafu ir Ričardo Marcinkaus Galutiniu tikslu. Šios lietuviškos premjeros rodo, kad jų autoriai, mokinys ir mokytojas, semdamiesi patirties vienas iš kito, geba sukurti skirtingus ir charakteringus dokumentinius filmus. Apie juos plačiau papasakos patys režisieriai. Idėja kilo tiesiog, norėjau padaryti filmą apie senelių namuose gyvenančių žmonės, apie tuos senukus, kurie ten atvažiuoja savo norą ar ne savo norą. Tiesiog norėjau galbūt kažkokį kitų rakursų parodyti tą senatvę, kaip viskas yra, kaip senelių namuose vyksta gyvenimas ir taip toliau. Tai aš pradėjau filmuoti ir tenai sutikau tokį personažą, Povilą, kuris man pasirodė labai įdomus. Kažkaip natūraliai gavosi, kad senelių namai tik tai gavosi kaip įžanga į Povilo istoriją. Tai va, Povilas tiesiog viskas natūraliai gavosi, jisai buvo tiesiog išmestas iš senelių namų ir aš buvau šalia jo, visą laiką fiksuodavau, kaip jisai gyvena Vilniuje, kaip gyvena gatvėje. Jis tiesiog pradėjo vartoti narkotikus ir tai buvo labai gera medžiaga man, bet aišku, jo gyvenimas ritosi žemyn. Tai tiesiog aš buvau šalia ir mačiau tą jo pokytį, koks jisai buvo, kai aš jį sutikau ir koks tapo. Darbas su tokiem žmonėm, narkomanais, buvimas šalia jų nėra labai lengvas. Jie tokie ir psichologiniai vampyrai ir reikalauja daug energijos. Pabuvimas, šiaip filmavimui netrukdavo labai ilgai, ten į dieną po 3-4 valandas maksimum. Ir tiesiog, aišku, prisirišimas kažkoks prie žmogaus yra. Kartais tu jam jauti kažkokią gailestį, kartais tau tiesiog pikta ant jo, kad jisai taip elgiasi, kad jisai pats tiesiog pasirinko tokį kelią, tiesiog kažkokį savisunaikinimą ir panašiai. Tai, šiaip reikalauja energijos, bet tai po to atsiperka. Džiugu, kad šis filmas pateko į lietuviškų filmų programą kartu su mano dėstytoju Audriu Stoniu, kuris ir buvo šio filmo darbo vadovas ir konsultantas, man labai padėjo. Tai aš labai džiugu, kad tiesiog buvo tokia galimybė tiesiog pasinaudoti patarimais ir šiaip jo patirtim. Tai aš esu labai dėkingas. Pradėdamas filmą ir pasimdamas tą pakankamai paprastą istoriją. Žmogus palaidojo 3 kareivius karo metais, 2 rusus, 1 vokietį,
pasodino ąžuolą, tiksliai toje vietoje, kur palaidojo, kad nepamirštų, kur yra kapo vieta. Ir po 70 metų jo sūnus nori atkasti kareivius ir tinkamai perlaidoti. Atrodo viskas labai paprasta, ten, kur buvo viskas aišku ir tikslu, pasirodo viskas yra kitaip. Tai, kas buvo sugalvota, sufantazuota, atrodo kaip yra tikrovė. O tikrovė gali pasirodyti besanti legenda ir pasaka. Tai vat tas toksai istorijos rūkas arba kažkoks toks sluoksnis, kuris užkloja mūsų visų atsiminimus, mes turėjom prasikasti per tą sluoksnį ir tai užėmė labai daug laiko. Žinot, filmai, jie patys tarsi atranda. Tai nėra taip, kad tai būtų tarsi kažkokių mano studijų išdava rezultatas. Tai tiesiog aš sužinojau tą istoriją. Aš sužinojau, kad Jonas Blažys, bitininkas, ruošėsi iškasti tuos kareivius. Aš labai skubėjau, nes bijau, kad jisai paims kastuvą, nueis, iškas, palaidos ir mano filmas. Ir ta istorija liks nepapasakota. Ir todėl aš jį tada, kai jis jau to lyg ir norėjo imtis, aš jį pristabdžiau ir aš pasakiau, aš turiu užfiksuoti. Ir aš galvoju, kad net jeigu ir nesigaus visas filmas, bet pats faktas toksai apie žmogaus pastangą pasielgti taip, kaip yra teisinga. O tas man buvo pats svarbiausias dalykas. Lietuvos dokumentika yra labai įvairi. Ir tie, kas gali kaltinti dokumentiką arba Lietuvos kiną nuobodumu, vienodumu, tai gali daryti tie, kurie yra nieko nematę ir nežiūri to. Ir dažniausiai tai būna tie, kurie nėra matę Lietuvos dokumentikos, jie yra didžiausi kritikai tos dokumentikos. Reikia pasižiūrėti ir programą ir jūs pamatysit, kokia jinai skirtinga. Visom prasmėm. Tematinė, stilistinė, estetinė, kokią norit. Jinai iš tiesų žvelgia į pasaulį iš labai daug pusių. Dabar dokumentika išėjo gatves, tapo prieinama, pasiekiama ir žmonės, kurie turi idėjų ir kurie nori kalbėti, jie ima kalbėti, jie gavo balsą ir dėl to filmai tokie darosi labai skirtingi, labai daugia spalviai. Šį kartą tiek, iki pasimatymo kitą ketvirtadienio rytą, kuriame intriguojantis pokalbis su suomių aktoriumi. Gražaus ryto ir nuotaikingos dienos.